Vargu ar Vilija kada būtų prašysi mūsų pagalbos. Visą gyvenimą ji pati iš vargų lipo, tačiau, kaip dažniausiai pasitaiko, nenugalimos aplinkybės pastumėjo ją visgi ieškoti išeities. Pasireiškė prieš Jonines 24 birželio, bet aš nieko negalvojau, sakau, gal čia nieko nėra. Na, ta draugė, kaip pasikvietė į Jonines. Nu, ir kelias dienas buvo laisvas, kaip pasakys, nuėjau į polikliniką, daktarų nebuvo. Nu, ir kaip pasakys, po Joninių nuėjau. Nu, ir kaip pasakys, mane patikrina. Da, aš nelabai tų pinigėlių turėjau ir tų vaistų nenusipirkau nelabai. Pavyzdžiui, kaip pasakius, kaimynį paskolina biškiuką man. Nu, ir kaip pasakius, nusipirkau tų vaistų, bet tie vaistai nieko nemačiai man. Mane daktaras paguldė į ligoninę ir pripažino kysliaukės, uždegimas stiprus. Nu, visai ne kysliaukės uždegimas. Skydliaukės. Nu, kažkur čia. Man buvo, pavyzdžiui, vėžys. Sako, duodame į Klaipėdą siuntimą, kad nebūtų blogiausiai. Nu, ir kaip pasakys, ten pasakė, kad yra limazgiai. Nu, ir mane tą dieną paguldė. Bet operuoti neoperavo. Varė visas per procedūras, nes kadangi buvo, kaip tas daktaras sako, yra lūpas mėlynas, nu, yra blogai. Turi gultis į ligoninę. Ir tas limas buvo prie širdies man. Atlikus begalės tyrimų, paaiškėjo, kad limfmazgių pabirė ir prie kitų organų. Ir tik įsitikinę gydytojai ėmėsi operuoti. Lengviau pasidarė. Kai išoperavo, daug lengviau pasidarė. Bet, kaip pasakius, man paskui po 10 dienų išsiunti tą auglį į Vilnių, nustatyti kokią ligą. Sako, mes jokių vaistų negalim duoti, važiuok namo po kelių dienų, ten po 3 dienų. Ir kaip pasakiusi, atvažiuosi po 10 dienų. Nu, ir aš nuvažiavau po 10 dienų, pasakė limfoma. Nu, ir kaip pasakius, pradėjau chemijas leisti. Po 3 chemijų, krito svoris. Buvo, kaip pasakius, svėriau 64,5 besvėriau. O taip sverdavau po 75 kg. Stipriai nukritau, bet kaip pasakius, man po 4 chemijų kraujas, kaip pasakius, nukrito. O 6 chemijas nei rankų, nei kojų, pajudinau. Nežinau, bet gal sakau, tas organizmas silpnes buvo. Nu, kažkaip paskui kabinaus biškiu, kad draugės atėjo. Kaip pasakius, darbovietė šatryje sudėjo pinigėlių biškį, kad turėčiau už butus mokėti už vaistus. Kaip pasakius, už paliatinę kažką tegu gaudavau. Jeigu beveik visą mėnesį, tai gaudavau 600, jeigu pusę mėnesį 300, pusketvirtą. Nu, kaip pasakius, ir važinėjams, o grupę gavau nuo spalio 15. Pradėjau gauti. Ne, palauk. Matau, kad nuo lapkričio mėnesį pradėjau gauti. Vilija neturi daug draugių. Viena kita kaimynė, buvę bendradarbės, bet juk ne girioj, tarp žmonių. Ir moterys neliko abejingos bėdai, gelbėjo kas kuo galėdamos. Daugiau bendravau, kaip susirga. Ir dar kas atsveiks draugavo. Nu, o taip, kaip susirga, moteriška tėdavau pavalgyti duodavo, tų kopūstų duodavo, ko žinau, ko turėdavau. O ko ir aš už minimumą dirbu, vaiks irgi mažas yra. Dabar 10 klasė, juk irgi gyventi reikia. Palytoje dirbu. Ir va šitą, tą šeimą tikrai ką reikia padėti. Matot pats, koks gyvenims. Kumbariuks vins. Niek daugiau netor. Ir dar čia tas vaiks prašnekėtų ant telefoną, čia didžiausias padėtas yra. Kritiškai atėmė pensiją to nanuos. Nu ir matot, jeigu reikia visą maistą pirkti, vaikų reikia pavalgyti duoti, nėra iš kur. Visko natėmė. Ir matot, ko čia, ne jokių baldų net. Kad būtų nors viens balds, kad būtų kas į panašus į baldą. Viskas su kiaušiniu, viskas žinai, iš vienos algos visko reikia pirkti. Iš tų 700 rankas gauni. Iš tų minimumą. O dabar, kas susirga, iš tiesą važiuodavo kelionis, kur tom grupė gauju, nieks nekompensavo, net tų kelionių moterišką niek.
Ir čia Ivanauskienė padėjo davyti mūsų seniūnį. Ir Daukuntienė čia Ada tuokė irgi neš pinigų. Žinokit, taip yra, kada tu namuokį šnekėti, kada esi nieko ar nieks, ar atėjai vėl pas tavęs kas nors iš socialrūpybos skyriaus. Nu, juk jie, Ana čia ką parvažiavo, Ana nepavalgyti, gulėjai, po to žinot, tos chemoterapijas, gulėjai, nevalgyti, nebau kas pataisons. Tai paskui tas kaimynė čia kokia nuošinėjai, ir ton socialrūpybos skyrius sako, numirs iš bado, neišnus ligos. Ji nesirga, tai buvo stipri labai. Jis sakydavo, aš niekum nesergu. Ji buvo stambi, viską, kaip susirga, viskas. O taip ji nesirgdavo. Pavyzdžiui, Šatrijų tai dirbdavo ir viršvalandžius dirbdavo, visai. Į darbus Vilija kibo jau nuo 16. Tada mirė tėtis. Ir mama liko viena su 5 vaikais. Buvau, kaip pasakius, mamos ramstis. Tai jūs uždirbtus pinigus veždavot jai? Taip, nes kadangi, kaip pasakius, nebuvau iš ko maitintis. Nu ir maistą pirdavau, duonos, visko. O Vilija, kuo jūs dirbot ir kur? Nu, kaip pasakius, Šatrijos siuvyklai dirbau. Iš pradžių, kaip pasakius, buvo pristatyta prie mašinos, bet kaip, pavyzdžiui, darbininkai parėjo iš biuletenis, nepristatė prie lygintuvą. Man labai, pavyzdžiui, patiko dirbti Šatrijoje. Po skyrybų Vilija su mažuoju sūneliu glaudėsi pas brolius, tėviškiai, bet kilęs gaisras nusinešė ne tik brolio gyvybę, bet ir namus. Alternatyva buvo viena – užsidirbti savo namus. Bet ji 3 metus draskė motino širdį. Vilija nuomojosi kambarį, o sūnų reikėjo atiduoti į globos namus. Šeimininkas pasakė, kur nori, ten dėk. Aš priimu tik vieną. O jeigu nori šeštadienį, gali parsivežti. Jis buvo iš pradžių Viešvilėje porą metų, o paskui sužinojau, kad čia pajūrį atidaro globos namus, pagalvojau vaikus namus ir ten persivežiau. Nu, ten pabuvau gal metus laiko. Aš jį lankiau ir lauktuvių veždavau visko. Negaliu pasakyti, kad buvau apleidus vaiką. Bet tuo tarpu bandėt kažkaip tam būtų užsidirbti? Taip. Dėl to buvot atidavus? Taip. Bet tai čia neilgai. Nu, buvo skaudu, bet sakau, nieko nepakeisiu. Sunkiai, žinau, kada doktorį turėtų dabar vaikiuks ir vaikiuks. Jis pats vaksė pajūrį, tu išvažiuoja žemės ūkio mokyklą mokinas. Ir parvažiuoja vėlą. Ir ko nesugeba, žinau, tokiam ligoniui jau reakcija ir tokį sultinį išvirti ir viskuo. Ta paskui čia jau, kas, nežinau, ėjo iš to, kur dirba Šatrijuota, ten tos draugės atėjo, kas dirba, čia sunešė jau to maistą visą, jau turėjo moterišką. O taip tikrai sunkiai gali badu numirti. Toks žmogus būdams. Na tik. Ona jį tokį nadronce, ona nieko nepraša, ona o kent. Susipats atsisės ant laiptų, sėdės vargščiai.